Sveiki vaikai! Tęsėme vasarą su knyga skaitymus. Ir šiandien jums paskaitysiu ištrauką iš Tomo Dirgėlos knygos apie raganą šiokią tokią. Raganos šiokios tokios tėveliai buvo skraidančių šluotų išradėjai. O kaip gimė mintis išrasti skraidančias šluotas, paklausykite istorijos. Iki tol šluotomis raganos galėdavo važinėti žeme it kokiais dviračiais ar paspirtukais. Todėl raganų per daug niekas ir nebijojo. Nebijau, narsiai atrėžė niekas. Bet štai sykį šiokios tokios tėvelis, profesorius daktaras šioks ir toks, išgirdo, kad žmonės išrado aparatą, galintį pakilti nuo žemės ir judėti oru. Nuėjęs su žmona pas lėktuvo išradėją tarė: Labą dieną, mes paprasti žmonės norim užmesti akį į skraidančio aparato brėžinius. Dar ko? Tiesiai šviesiai atsakė lėktuvo išradėjas ir jau norėjo kulniuoti savo. Raganių porelė nutarė panaudoti raganiškus kerus. Žiūrėkit, zylė, parodė pirštu į langą žmona. Išradėjas atsisuko, bet ten nieko nebuvo. Mitri porelė spėjo pagriebti brėžinius ir pasprukti. Grįžę į raganišką laboratoriją, tokią šiokią su šiokiu ir tokiu ilgai laužė galvas ir galų gale vieningai nusprendė: jei ir toliau laužysime galvas, anksčiau ar vėliau jos nuluš. Dar po kurio laiko abu vienbalsiai sušuko: viskas aišku. Netrukus išradėjai lėktuvo technologijas pritaikė šluotoms, o vėliau sukūrė reklaminį skraidančių šluotų ketureilį. O koks buvo tas ketureilis, paskaitysite šioj knygoj, kurią galite pasiimti bibliotekoj. Tai iki pasimatymo.